Desertas, kuris tikrai nepaliks abejingų. Brownie – tai desertas kilęs iš Jungtinių Amerikos valstijų dar XIX amžiaus pabaigoje. Šiai dienai tai gerai žinomas desertas, kurį galite rasti daugelyje kavinių. O šiandien mes dalinamės būtent brownie receptu, kurį šiek tiek patobulinome ir pagardinome jį trešnėmis. Kaip tik šiuo metu yra prasidėjęs trešnių sezonas, tad jos yra ryškios bordinės spalvos, didelės ir sultingos. O brownie deserte jos puikiai subalansuoja skonį, suteikdamos gaivumo. Pradžioje mums reikės ištirpintą sviestą sumaišyti su cukrumi. Tada atskirame inde suplakti kiaušinius ir įmaišyti kakavą, kepimo miltelius, žiupsnelį druskos ir šlakelį vanilės ekstrakto. Tuomet šią masę supilame į sviesto ir cukraus mišinį. Įdedame smulkinto juodo šokolado bei supjaustytų trešnių. Viską gerai išmaišome ir supilame į kepimo popieriumi išklotą formą. Ant viršaus užbarstome smulkinto juodo šokolado ir kepame 180 laipsnių kaitintoje orkaitėje apie 30 minučių. Ir turime drėgną, minkštą, nuostabaus skonio brownie su trešnėmis, kurį ištraukus iš orkaitės pakvips visi namai.